Jau kelerius metus gyvendami karo kontekste ir galvodami, kalbėdami, rengdamiesi galimai kovai su priešu, saviesiems pasiryžimams ginti tėvynę, ieškome bendrystės, emocinio ryšio vienas su kitu, stipriausiai rišančios gijos akistatoje su grėsme. Būtent todėl šiandien tautiniai simboliai Viliaus Bartninko, Vilniaus universiteto docento pastebėjimu, gerokai svarbesni nei anksčiau. Jeigu mes pasižiūrėtumėme į ankstesnius periodus Lietuvos istorijos, mes kur kas labiau tapatindavome su įvairiom asmenybėm, įvykiais ir panašiai, tačiau įvairiausių istorinių diskusijų kontekste mes matome, kad vis yra sunkiau tapatinti su įvairiais žmonėmis. Mes vis sunkiau randame sprendimą pastatyti paminklą vienam arba kitam istoriniam personažui. Dažnai norime nuimti tos paminklus, kurie jau stovi. Ir problema yra būtent ta, kad mes tikimės tam tikro moralinio tokio švarumo, pavadinkime, žmonių. Anksčiau mums užtekdavo, kad istorinė asmenybė bus didi ir herojiška, ar ne, kažką didelio nuveikė, kažkokį padarė žygdarbį, galbūt parašė svarbią knygą, arba įveikė priešus, arba dar kažką panašaus padarė. Tačiau tapatindamėsi su istorinėmis asmenybėmis ir mėgindami pasakoti kažkokį pasakojimą jaunesniai kartai, mes norime pateikti žmogų kaip tam tikrą pavyzdį, tam tikrą moralumo pavyzdį. Ir staiga paaiškėja, kad žygdarbio neužtenka, reikia kažko daugiau, reikia pavyzdinio gyvenimo. Ir iš tiesų mes galime matyti, kad mes vis labiau reikalavome vos ne šventumo iš žmonių, tam tokio purumo, kuris neleidžia tuomet iš tiesų atrasti tinkamo žmogaus. Taip. Ir kai nelieka tautą arba politinę bendruomenę vienijančių labai pavyzdingų aiškių asmenybių, tai mes vis labiau atsigręžiame į simbolius, kurie nėra susirišti su konkrečiam asmenybėm, bet kurie gali būti perinterpretuojami skirtingais istoriniais periodais ir su kuriais mes galime tapatintis. Gintaras Beresnevičius yra labai taikliai pavadinęs kelis svarbiausių mūsų simbolių, tai yra vytį ir rūpintojėlį, kaip tokius savotiškus totemus. Jei gentinių visuomenių tapatybės dažniausiai išreikšdavo gyvūnų totemai, tai mes turime žmogiškus. Žmonės yra ir rūpintojėlis, ir vytis, labai abstraktus, simbolizuojantis veiksmą, kuriuo tikime. Vytis, mokslininko teigimu, reiškia gerokai daugiau, ne tik karį. Tai ženklas, apimantis ir didesnės, ir skirtingesnės žmonių grupės, norinčias su juo tapatintis. Jeigu mes šiek tiek grįžtumėm atgal, kažkur 20 metų istorijos atgal, mes pamatytumėme, kad vytis kaip simbolis nebuvo labai stiprus simbolis Lietuvoje. Tai yra, mes tapatinomės daugiau su istorinė, su Lietuvos tautinė vėliava, ir jinai įvairiausiose pilietinėse akcijose, ir kažkokiuose protestuose ir kitur buvo ta simbolika, kuri mus vežė. Tačiau pastarų 20 metų perspektyvoje vytis kur kas labiau sustiprėjo, iš dalies todėl, kad ir pasikeitė mūsų santykis su istorija, kad mes vis labiau gręžiamės į savo praeitį tiek LDK laikotarpiu, tiek santykiuose su Lenkija. Ir mums ta istorinė vėliava staiga tampa tos ilgos tradicijos, kurioje buvo iš tiesų visko simbolių. Toje tradicijoje yra daug pralaimėjimų, toje tradicijoje iš tiesų yra daug ir netekčių, tiek žmogiška prasme, tiek turto ar kažkokių vertybių prasme. Tačiau kas išlieka visame tame laike, tai yra toksai noras atsilaikyti, noras parodyti, kad esi drąsus ir kad tu stovėsi iki galo. Ir man atrodo, tas yra labai simboliška, nes kai mes šiandien žiūrime, kur vytis yra naudojamas, tai vytis tikrai nėra naudojamas vien tik tais kažkokiose labai istorinėse, ar tai liūdnose, ar tai, pavadinkime, karinėse vien tik tais kontekstuose. Nors žinoma, kad to irgi yra, per šventes mes matome vytį, kariuomenė naudoja vytį. Tačiau žiūrint į tokį pilietinį gyvenimą, mes matome, kad vytis gali būti iškeliamas ir protestuojančių žmonių prie Seimo, ir tuo pat metu liberalaus jaunimo, kuris eina Pride eitynėse su visokiausiom vėliavom, tarp kurių yra ir vyčio vėliava. Tai rodo, kad laisvė tikinčių žmonių gali būti labai įvairių ir kad jie gali taip pat sėkmingai tapatinti su vyčiu, kaip ir tapatinosi ankstesnės kartos. Todėl man atrodo, kad vytis nėra vien tik tais karo simbolis, jis veikiau yra tokio ryžto ir noro eiti priekį simbolis. Mitologas Dainius Razauskas knygoje Vytis simbolikos požiūriu pirmiausia pabrėžia esminį skirtumą tarp ženklo ir simbolio. Ženklas – tai visada susitarimas. Pavyzdžiui, kokios šviesoforo spalvos kokį signalą reikš.
O ženklo simbolika priklauso nuo pačios jo struktūros, nepaisant to, kokiose istorijos peripetijose jis sudalyvavo. Vytis kaip tik toks. Vytis yra kaip ženklas, yra susijęs su Gediminaičių dinastija, netgi kaip toks to laikotarpio vėlyvųjų viduramžių, jis to meto kariaunų, karinių valstybių ženklas yra ne vien Lietuvoje, jis ir Europoje gal dar anksčiau netgi buvo žinomas. Ir ten, kaip žinomas, trakų raitelis iš pietų Europos. Mes matom, kad kaip ženklas jis yra, sporadiškai, tai čia, tai ten irgi visai plačiam pasaulyje žinomas. O kaip simbolis, jis kaip simbolio jo prasme yra visai nesusijusi, jis net neturėtų pavadinimo Vytis, neturėtų ten jokių sąsajų su Lietuva, jį galima iš bet kur, bet kokį, kaip pačią struktūrą paimti ir nagrinėti kaip simbolį. Kada jau mes išnagrinėjom, ką reiškia šita figūra kaip simbolis, tada mes pradedam suprasti, kokie motyvai galėjo lemti mūsų protėviams pasirinkti savo kaip valstybės ženklą. Tai ką jie galėjo, kas gali būti įžvelgiama tame simbolyje. Vadinasi, iš to, kas galima jame būti įžvelgta, atitinkamai ir mūsų protėviai, vadinasi, daugiau mažiau kažką tokio bus neišvengiama jame įžvelgti. Vyčio struktūrą, aiškina akademikas, sudaro 3 ryškūs dėmenys. Pirmas – raitelis, žmogus ant žirgo. Antras – raitelis iškeltų kalaviju. Trečias dėmuo – spalvinis, baltas raitelis raudoname lauke. Žmogus jojantis gyvulį iškart simboliškai reiškia mąstantį pradą, protingąjį pradą, pajungusi savo gaivališkai, gyvuliškai pradą. Jeigu tai pasakom, jau kalbam ne apie konkretų žmogų ir konkretų gyvulį, o matom jame principus tam tikrus, tai yra protingasis pradas. Žodžiu, pradus, protingasis pradas ir gaivališkasis pradas, jau mes nesunkiai galim perkelti taip atskiram žmogui ir matyti, kad tai yra tam tikra, kad šitas raitelis simbolizuoja tam tikrą vidinę būklę žmogaus. Kada protingasis pradas joja, apjodęs yra to paties žmogaus gaivališkai, gyvuliškai pradą. Ką reiškia jodyti, kad joti, apsėsti, užsėsti, yra šitas įvaizdis tiesiogiai susijęs su valdymu, su užvaldymu, apvaldymu. Vadinasi, protingasis pradas yra užvaldęs, apvaldęs gaivališkai pradą, ne atvirkščiai. Tai suprantam, kad raitelis simbolizuoja, išreiškia tą mūsų labai ilgimąsi santykį, tą labai lauktiną žmogaus santykį. Ir kad toli gražu ne kiekvienam žmogui pavyksta savyje tą santykį pasiekti, kad būtent protas valdytų gaivalą, o ne atvirkščiai. Bet raitelis tarsi simbolizuoja ne šiaip savo valdymą, bet tas protas sėdi ant gaivalo ir gaivalas jį neša. Gaivalas teikia tam protui galių. Tai ne šiaip savo, pavyzdžiui, su pančiotom kojom arklys, o šalia stovi žmogus. Dar viena situacija. Gali būti taip, galima užgniaužti gaivalą, visiškai suvaržyti, visiškai sukaustyti, bet žmogus lieka pėsčias. Ką reiškia raitas ir pėsčias? Kaip sakoma, o tu ne pėsčias. Tai reiškia, kad ne pėsčias, tai reiškia raitas, vadinasi įgalus. Nes būtent gaivalas suteikia, apjodytas gaivalas, užvaldytas suteikia tas galias tam protingajam pradui, kuriomis jis šitame gyvenime gali reikštis. Tai tik kilnus žmogus yra tas, kurio protingasis pradas užvaldo gaivalą. Tai yra kilnumo požymis. Nebereikalo būtent kilniųjų karių luomas šitokį įvaizdį turi. Knygoje paminėta šiuo atveju ir nevykęs paminklas Gediminui karaliui, kuris nusodintas nuo žirgo, o nusodinti nuo žirgo, tai tarp kitko net turbūt aiškinti nereikia. Žmogų paėmė ir nusodino. Jau pats žodis nusodino reiškia ką. Dar mes suprantam šitą. Tai nusodinti karalių nuo žirgo reiškia tą patį. Mes ir savo valstybę, ir save pačius nusodinam. Ir mūsų nevykęs paminklas karaliui. Iš esmės galėčiau net sakyti, kaip pradėti Lietuvai atsigauti iš neišbrendamos nelaimės. Pirmiausia, karalių ant žirgo pasodinti.
Nes karalius yra irgi simbolis, visos tautos sutelktas simbolis, visos tautos laikysenos ir vilčių. Jeigu mes savo karalių nusodinam nuo žirgo, vadinasi, mes beviltiškai nusodinti, patys save nusodinam. Neleidžiam patys savo sėsti ant savo gyvybinių galių. Tas simbolio analizė gali teikti ir tam tikrų praktinės naudos, tam tikrų patarimų. Sakyčiau, jie tokie simboliški, tai kai kas numotų ranką, ten sakytų ekonomika, čia karyba svarbiau, visą tai iš paskos eina. Jeigu tavo karalius viduj nusodintas nuo žirgo, tau jokia ekonomika, jokia karyba nepadės. O jeigu tu viduje sėdai ant žirgo, tai nuo to gali prasidėti net ir be karybos, net be ekonomikos. Augimas, gyvybė, sklaida, raiška. Ypatinga reikšmė tenka kalavijui, iškeltam kalavijui. Kalavijas yra šviesa. Paimkit liaudies dainas, yra visada šviesusis kardelis. Baltasis šviesusis kardelis. Yra tokių variantų dainų, kuriuose kareivis naktį įsmeigia miške kardą ir pasišviečia juo. Ne šiaip sau kalavijas kardas, kad atspindi neva šviesą, bet jis tiesiog tampa simboliškai tiesiog šviesos šaltiniu. Kalavijas yra šviesa. Bet daugybė pavyzdžių iš kitų tradicijų yra, kad kaip perkeltinė prasme, dvasinė prasme, kalavijas yra ryžtas, kalavijas yra tiesa, kalavijas yra sprendimas. Pasakė, kaip žodžiu nukirto. Pasakė, kaip nukirto, galima kirvių iš dalies, bet galima ir kalavijų. Daug medžiagos yra tokios, būtent ir apie kardą kalaviją. Tai yra ryžtas, tai yra galia padaryti, galia veikti, iš esmės. O iškeltas šviesus kalavijas, tai yra būtent pirmiausia, dažniausiai dar su žaibu lyginamas, bet ir žaibas ir kalavijas turi tą patį šviesos sprendimo tokią reikšmę. Jeigu žmogus, tai yra sugebėjimas žengti į painią situaciją su tiesa, su šviesia sąmonė, šviesiu protu, šviesia akimi pamatyti ir negailestingai pamatyti, nemėginti kažką išsukti vieną ar kitą pusę į vieną naudą, nemėginti pačiam išsisukti, pasigailėti savęs ar kažko tai, ar kažkaip tai visi tą jovalą, o tai yra toks visiškai skaidrus, aiškus žvilgsnis kaip kalavijų, reiškia, pamatai, kaip yra iš tikrųjų ir žengi tokį žingsnį, kokią situaciją reikalauja, be gailesčio, bet su šviesa. Be kalavijo iš esmės gyventi šiam pasaulyje nėra įmanoma. Balta ir raudona. Ne tik vizualiai išraiškingos spalvos. Baltas raitelis iškėlęs kalaviją, o aplinkui, reiškia, yra raudonas laukas. Tai taip gali, nebereikalo laukas, šiuo atveju fonas, tarptautinis žodis, lietuviškas laukas, savaime taip galima sakyti, bet kažkoks vaizdas kažkokiam lauke, tarsi lyg fone. Bet laukas čia dvigubai tinka, nes mes sakom karo laukas. Karo laukas yra sumaištis. Tai yra visiškas jovalas, tai iš esmės ir dar kruvina sumaištis. Tai yra mūšio laukas yra labai raudonas visą laiką. Ir dėl kraujo paties, ir dėl aistros, kuri reiškia persmelkia žmogų einantį žudyti ir rizikuojantį žūti. O baltas raitelis raudonam lauke rodo, kad į mūšį stoja skaidri sąmonė, būtent su to iškeltų šviesos sprendimo kalaviju. Čia papildomai ta situacija paryškinama, kad tu įžengi į šio pasaulio jovalą, neišbrendamą mūšį, kur visi vienas kitą valgo. Įžengi į neišbrendamą jovalą, įžengi su iškeltų šviesos kalaviju, kuris neprarasdamas tos šviesos, nepasiduodamas tai aistrai, tam jovalui, sprendžia šito mūšio, šito gyvenimo likimą. Šitoks nepaprastai stiprus yra simbolis. Jis papildomai ir raitelį, ir tą kalaviją, ir dar spalvinę simboliką dar paryškina tą šviesos valią, šviesos galią, netvarkai, jovalui, tam chaosui. Kurį tik tai šviesa gali laimėti ir įvesti tvarką į tą, reiškia, chaosą. Galų gale įvesti chaosą, įvesti tvarką, skaidrą tvarką į šitą mėsmalės chaosą ir yra nugalėti mūšį. Kitokia pergalė negali būti.
Vytis nėra tik pergalės, bet kokio laimėjimo ženklas. Pirmiausia, tu turi būti vertas šito ženklo, sako lietuvių mitologas, religijotyrininkas, rašytojas, vertėjas, pabrėždamas, kad ir valstybei tas pats simbolis yra idealas. Ir būtent todėl, gal kitais žodžiais išsakyti, arba mažiau išsakyti, daugiau išjausti sumetimai lėmė tokio ženklo atsiradimą senojoje Lietuvoje, didžiojoje Lietuvoje. Jau nekalbant apie tai, kad vytis tai ir nepaprastai galingas vidinis pakilumas, įkvėpimas, beveik mistinis išgyvenimas. Vat kažkas tokio, vat kažkas toks užtaisas, maždaug galima įsivaizduoti Žalgirio mūšį, kada tarsi viską vokiečiai, tarsi kryžiuočiai, tarsi laimi, lietuviai tarsi pasitraukia, bet persigrupuoja, pakeičia taktiką, padaro manevrą ir galų gale sumuša priešą. Nu, vat galima sakyti, Vyčio pergalė, ten tiesioginė istorinė prasme. Iš esmės, tai tie įvykiai nėra, jie apsireiškia istorijoje. Ačiū Dievui kartais. Ir dabar mes laukiam tokio apsireiškimo, to labai panašioj situacijai niūrioj. Bet pats reiškia, įvykis yra neistorinis, yra archetipinis, antistorinis, yra visuotinis, amžinas. Galima sakyti, kad, netgi galima būtų taip pasakyti, teisingai gyventi, vadinasi gyventi nuolatinėme vytyje. Būti taip gyvenime, kaip yra, ką simbolizuoja vytis, tada yra nepriklausomai nuo išorinio praiškų, tu esi nuolatinėje toje šviesos pergalėje prieš tamsą. Žmogus to ištisai negali, bet tas simbolis šviečia prieš jį kaip nuolatinė galimybė ir nuolatinis poreikis, kuris kartais išsipildo ir menas atskleidžia jo reikšmę labai įtaigiai, net ašaros pasipildo. Na, aš manau, kad tokios ašaros ir lietuviams pasipildavo ir istorinės aplinkybėmis, kaip viena iš jų būtų ir Žalgirio mūšis ir kitomis, kada iš tikrųjų kartais pavykdavo pasiekti neįtikėtinas pergalės ir padėk Dieve ne vien kare, kitose gyvenimo reikaluose. Bet manau, kad Lietuvai dabar ne tik Lietuvai, visai Europai, visai šviesiai žmonijai yra iškilęs toks pat reikalas, tas pats ilgesys ir poreikis labai, bet jeigu mes įsivaizduojam šitą ilgesį kaip būtent Vyčio, kaip balto raitelio iškeltų kalavijų ilgesį, mes iškart pamatom, kad pirmiausia jis yra sielų dvasinė laikysena. Ir nepaprastai dar tada skaudžiau pamatai, kaip jis yra išsiilgtas žmonių sprendimuose, kaip trūksta Vyčio, kad įveiktų neišbrendamus plepalus ir kažkas pagaliau stotų tiesos pusėn poilgių, veiksmu, žingsniu, o ne begaliniais išsisukinėjimais. Pastangos ir ilgesys nėra prieštaringi dalykai. Tikras ilgesys reikalauja pastangų, kitaip žmogus pradeda jaustis pats savo meluojantis. O tikros pastangos neįmanomas be ilgesio, nes ilgesys yra tas užtaisas, kuris įgalina tas pastangas, kuris nuolat švitėdamas rodo, kur link tos pastangos. Kaip augalas, jeigu ne saulė, tai iš kur į ką jis augs. Tai saulė tas augalo viltis, augalo kryptis augimo. Taip ir žmogui visos pastangos, kurios įkelia į tą šviesulį turi kelti. Tai ilgesys pirmapradis yra neišvengiamas. Vytis suprantantiems arba norintiems suprasti jo reikšmę aktualus ir dabar. Taigi, ar taps veiksmu, gebėjimu mobilizuotis ateičiai šiandieninį susisaistymą su simboliais? Kiek ir kaip ne tik mąstome apie karą, kaip ruošiamės jį kariauti? Nes karo istorikas Valdas Rakutis tiesus. Karas vyksta. Pas mus. Jisai vyksta informacinis, jisai vyksta kai kurios hibridinės grėsmės vyksta, reiškia, mes esame visiškai šalia, nes mūsų geografinė padėtis yra, arba geopolitinė gal yra beviltiška. Mes esame tarp Rusijos ir Baltarusijos, jeigu taip pasižiūrėsim. Tai čia blogiausia, kas gali būti, reiškia, mes net negalim pasakyti, iš kurios pusės puls priešas, nes jis gali pulti iš visų praktiškai pusių. Tai dėl tos padėties, reiškia, mes tikrai esame dabar tokioj rizikos zonai. Ir ta rizikos zona, tokio didelės rizikos zona, yra idealiausios sąlygos ruoštis gynybai, nes skeptikų mažėja. Nelabai gali būti skeptikų, kada tu matai, kas čia aplinkui vyksta. Tai yra labai gerai, nes tas skepsis, reiškia, iš ankstinis, jisai ir daro žmonėms didžiausią žalą, nes žmonės nepadaro reikalingų veiksmų savo laiku.
Ir eina kalba ne tik apie ginklus ir apie tankus ir dronus, bet eina kalba apie autobusus, apie tiltus, o kur visus dėti, o kur ten energetinės sistemos, ar jos atlaikys ten kažkokias raketas, ar ten ir taip labai daug dalykų reikia išspręsti. Ir man atrodo, dabar mes gyvenam labai neblogą laiką, kada bent jau patys savo viduje supratom, kad pavojus yra ir dirbam kryptingai reikalingą kryptimį. Ir šitie blokai, kurie čia aplinkui yra, juk jie kalba apie pavojų. Jiegi pasakojo, tie užrašai, jie sakė, čia nesenai dar važiavo tankai. Ir mes sugebėjom per 20 metų visiškai viską užmiršti. Ir tik tai dabar, kada pamatėm, kad Ukrainoje vyksta tokie visokie veiksmai ir visai čia netoli, ir visokie mokymai ir skraido lėktuvai, tada jau mes pajudam. Reiškia, žmogus yra toksai sutvėrimas, kuris linkęs gyventi patogiai, negalvoti apie pavojų ir laikas nuo laiko tie pavojai matyti jam yra reikalingi, kad jis neužmirštų, kad jis yra žmogus. Mums Dievas apdovanojo protų, mes esame pajėgus prognozuoti, kas bus po kurio laiko. Ir tas savęs raminimas, kai kuriais atvejais, jisai tikrai niekam nereikalingas. Bet nereikia niekada nueiti tą kraštutinumą, kad reiškia viską mesti, bėgti, nes čia yra mūsų žemė. Ir jeigu mes jos neteksim šitos žemės, tai būsim kaip žydai 2000 metų visų vaikomi ir niekada neturėsim savos valstybės, nes tam ir yra savo valstybė, kad tu galėtum būti joje šeimininkas. Tai tas bėgimas, kuris dabar yra daugelio mūsų piliečių galvoje, yra labai didelė nelaimė. Nes senais laikais, kada žmonės gyveno į žemės, tai niekas labai nebėgdavo, nesant jau visiškai tokiam būtinam reikalui, nes jeigu tu neteksi savo žemės, tai nuo jos negausi ir tu prarasi savo. Ir čia eina kalba ne tik apie valstiečius, bet eina kalba ir apie valstybės pareigūnus, žemvaldžius, nes vis tiek žemės buvo čia, jų galios šaltiniai, dėl to jie gynė. Kur tu ten, pabėgdavo, ten jau kai labai blogai būdavo, bet jau prie pirmos galimybės grįždavo, nes čia yra galios šaltiniai. Dabar, kada mes nesusiję su žeme, tai mums tai atrodo paprasčiau, bet pasiekmes yra tos pačios. Šitos žemės yra mūsų, mes čia gyvenam 1000 metų ir mes čia esame patys savo ponai. Ten mes ponais nebūsim. Ten mes būsim vergais, būsim pabėgėliais, būsim kažkokiais antrarūšiais piliečiais. Tai kol turime bent mažiausią šansą, turime dėl šitos žemės pakovoti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.